Labas, čia vėl aš, Rokas, su savo video ir savo medžiotojo pasirinkimu. Šiandien palyginimas. Šiandien pas mane rankose Pulsar Krypton 2XG 50 ir Inframe Mach 50. Šitą tiesą aš jau esu pasakojęs, bet tokio palyginimo, jie svorio net vienodo, dar nesam darę. Aš jau ten filmavom vaizdą, reiškia medžiagą, kad jūs patys galėtumėt pasižiūrėti, kaip rodo vienas, kaip rodo kitas. Na, o aš papasakosiu tuo tarpu apie jų privalumus, skirtumus, trūkumus. Na, aišku, viską žiūrint per mano prizmę. Pradėsiu paprastai nuo to, jog abudu prietaisai, žiūrint į tai, jokie yra priedėliai, jos abu prisukus prie vieno, prie kito, tokius adapterius, nežinau, okuliarus papildomus, tipo tokius. Juos galima naudoti kaip rankinius termovizorius, tai šitoje vietoje jie man abudu yra labai panašus. Kita vertus, čia turbūt panašumai baigėsi ir prasideda skirtumai. Nežiūrinti tai, jog abudu priedėliai yra su 50 priekinio lęšiu ir 640 matricom, jie abudu rodo pakankamai skirtingai, patikėkit manim. Na ir kainuoja jie skirtumas kainos bemaž 1000 eurų. Kodėl? Atsakysiu tuoj pat. Pradėkim nuo Pulsaro. Viskas žiauriai paprasta, viskas žiauriai faina. Akumuliatorius kaip Heliono. Na ir gamintojas deklaruoja berods 11 valandų, jeigu ne kaip 11, ne? 11 valandų garantuoja jo nepertraukiamo veikimo, kuo visiškai tikiu, tai yra pakankamai realu, jis pas mane veikia pakankamai ilgai, na ir akumuliatorius nerodė jokio nusėdimo. Na ir kas man žiūri patinka, štai tas toks greitas tvirtinimas, toks labai simple dalykas, šiaip žiūri patogu, paėmiau, pasukau ir viskas. Su Meitu yra gal šiek tiek daugiau reikalų. Reikia čia biškį pasukinėti, taip, kaip santechnikui vamzdį. Ir štai taip prisukti. Kaip ir viskas labai faina. Priminsiu, jog prie Meito mes naudojame Rusano žiedą, kuris yra matuojamas čia milimetrais. Na ir jau būtinai reikia parinkinėti konkretų Rusano žiedą pagal jūsų optinį taikiklį. Pulsaras tuo tarpu išsprendė gal ir protingai visą šitą reikalą. Yra vienas žiedas, na jis gali būti arba greito nuėmimo, arba tiesiog prisisukti. Štai čia atsisuka toks žiedas. Galima naudoti ir Rusano žiedą. Na ir krūva tokių gumyčių, tipo, nežinau, praklaikių. Ir čia visokiausių diametrų, jos yra labai įvairaus storio. Na ir toks kaip ir gaunasi universalus daiktas. Tai va, kalbant apie techninius dalykus, tą jūs labai akivaizdžiai pamatysite video, mes ten filmavom Elnius. Jūs pamatysit vieną esminį skirtumą. Esminis skirtumas bus vaizdo kokybė didesniu atstumu. Tai Meitas iš tiesų 25 milikelvinų šiluminis jautrumas duoda savo labai stipriai, jeigu taip atvirai. Todėl, kad su štai šito priedėliu visiškai realu 500 metrų varmintas. Nemanau, kad bus problemų. Galų gale mes ir patys, kiek mes ten bandėme metrų? 350. 350 metrų šūvis ir viskas buvo super duper. Kryptonas 200, sakykim taip, 200 metrų, galbūt lapė, usūrinį šunį, šerną 100%. Ar reikia 500? Ar užtenka 200? Spręsti ne man, spręsti jums. Viskas priklausys greičiausiai nuo jūsų poreikio ir nuo jūsų noro šauti ten toli arba nešauti toli, nuo jūsų medžioklės būdų ir taip toliau. Tadam! Pas mane ant stalo atsirado šautuvas. Kam? Parodau. Tai va, kaip montuoti šituos visus reikalus. Su Meitu ir Rusanu viskas labai paprasta. Čpok. Ir viskas. Ok. Pulsaras. Kodėl? Atsakau. Labai nedidelis tarpas tarp vamzdžio ir optikos. Ar tai yra išsprendžiama? Tai be jokios abejonės. Rusan
priedas. Žodžiu, vėl viskas tvarkingai, čia užsilaužė. Žodžiu, mintis kokia, ką norėjau parodyti šituo savo veiksmu, nežinau, čia pavadinti. Pulsaro mintis apie tai, jog galima paimti vieną žiedą, ten padaryti krūvą tokių ten guminių visokių daiktų, kad jis būtų universalus. Mintis super, tik tai ne tada, kai pas jūs štai čia yra labai, labai nedidelis tarpas. Tai išspręsti galima, vienok tai išspręs gali, tik tai Rusanas, todėl kad įdėjus tą tokį papildomą plasmasiuką, nežinau, gumą, jis pasidaro štai čia didelis storis, ir jis tiesiog neužsimauna ant optinio taikiklio. Tai va. Kalbant apie štai meitą, viskas yra labai paprasta. Aš bandžiau savom rankom, tikrai ant ginklo buvo sumontuotas ant optinio taikiklio, ir stiprinimą dariau iki 20 kartų, šernas buvo palei 400 metrų ir aš tikrai mačiau šerną, nemačiau užplaukusių kažkokį ten labai kontūrą, ar ten neaišku kažkokį daiktą, kad negalėčiau pasakyti, jog tai yra šernas. 20 kartų stiprinimas buvo normalu. Kryptonas geriausiu atveju 10. Ir vėliau vaizdas jau išplaukė gana smarkiai, ir viskas yra dėl labai elementaraus dalyko. 25 mK, 40 mK. Ok, ar man reikia termovizorinio priedėlio, kur taip, kad optika artintų 20 kartų? Gal kartais ir norėtųsi. Tarkim, gal aš apie šūvį šerną ten iš 500 metrų nekalbu, bet kažkokį varmintą tipo lapę sumedžioti iš toli, ten su termovizoriniu priedėliu. Šiaip būtų visai faina. Atvirai. Kita vertus, pagrindinės medžioklės ir pagrindiniai medžiojami žvėrys, kuriem mes naudosim štai tokius prietaisus, greičiausiai bus šernai, ir vargu reikia tą šerną ten iš 300 metrų šaudyti. Jeigu jūs nemėgėjęs to varminto. Tai va. Blemba, vos nepamiršau. Meitas turi vieną įdomią opciją. Prie jo galima primontuoti tolimatį. Prie pulsaro ne. O šiaip tai ten ar vienas ar kitas. Čia tik tai nuo pinigų, ką medžioji, kaip medžioji ir ką nori medžioti. Jeigu aukštas ir gražus iš dauganto aikštės, pasirašys. Nors tiesą pasakius, man tai atvirai. Tikiu, kad medžiosim. Su šitais priedėliais, su optikom naktiem. Tikiu, kad medžiosim. Klausimas kada. Čia 2 dalykai. Viskas. Dažnas skambina ir klausia, ar reikia kryptoną prišaudinėti, ar reikia meitą prišaudinėti. Tikrai taip. Vieną kartą ir visiems laikams. Pasakykit tai močiutei, savo draugui, savo kolegai, nežinau, ten darbe paskelbkit, skelbimą parašykit. Taip, reikia. Vieną kartą prišaudyti reikia. Tai va, priedėlio apžvalgą padariau. Dabar labai tikiuosi, kad artimiausia apžvalga, kurią reikės daryti, bus slopintuvo apžvalga. Tai va, čia buvo Rokas. Optic Spot. Ieškokit YouTube, ieškokit Facebook'e, komentuokit, rašykit ir aš jums viską pasakosiu. Va taip.